Vienas mano mokinys norėjo angliškai pasakyti, kad eina į sporto salę kas antrą dieną. I go to the gym, pasakė, o štai kaip nurodyti kas antrą dieną, nežinojo. Įdomu, kaip tokį sakinį išverstumėte jūs? Atsiminkite, kad kalbėdami apie dažnumą bei reguliarumą lietuviškai kas šioje reikšmėje, anglų kalboje žymėsime atitikmeniu every, kiekvienas, po kurio irgi nurodysime laikotarpį. O reikšmėje antras, kitas vartosime žodį other. Tokiu būdu frazę kas antrą, kas antras į anglų kalbą versime junginiu every other plus laikotarpis. Tai kaip angliškai nurodysime kas antrą dieną? Teisingai, every other day. Pavyzdžiui, I go to the gym every other day. O kaip angliškai pasakysite kas antrą savaitę? Every other week. O jeigu kažkas vyksta kas antrą mėnesį? Every other month. Šis principas galioja ir su kitais laiko tarpais. Pabandykime, tarkime, pasakyti, kad autobusai kursuoja kas 10 minučių. The buses go every 10 minutes. Arba kūdikiai valgo kas kelias valandas. Babies eat every few hours. Norėdami nurodyti, kaip dažnai kažkas vyksta, tokius junginius galite vartoti ir kitose kontekstuose, nebūtinai tik tai su laikais, bet tarkime kalbant apie atstumą arba statistiką. Palyginkite sakinius. We had to stop every few kilometers. Mums teko sustoti kas kelius kilometrus. One in every 3 marriages ends in divorce. Kas trečia santuoka baigėsi skyrybomis. Namų darbams išverskite į anglų kalbą frazę kas parą arba kas 24 valandas. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.